Darijus niekaip negali rasti sau vietos. Jis nerimauja, nes nežino, kaip jo mylimajai sekasi kovoje. Tada jo dėmesį atkreipia teleportacijos sukeltas švystelėjimas. Ir sugrįžusi Kasandra linksmai pasako: mes nugalėjome, juodosios raganos nebėra. Darijus nieko nesakęs prieina ir stipriai ją apkabina. Tu turbūt labai jaudinaisi, šilto sutikimo nustebinta pasako Kasandra. Be reikalo, man net nebuvo kilęs pavojus. Mūsų žaibai ją sudraskė taip greitai, kad ji net nespėjo susivokti, kas dedasi. Aukšto kalno viršūnėje, dviejų gigantiškų statulų rankose, laikomo fakelo pačiame viršuje esančioje nugalėtųjų aikštėje, susirinko daugybė raganų, kad paminėtų pergalę prieš juodąją raganą. Karalienė stovi prieš milžinišką raganų minią ir ruošiasi joms sakyti kalbą. Belaukdamos, jos tyliai kalbasi tarpusavyje. Kiek daug jų susirinko, pasako Vavita, žiūrėdama į minią. Daug daugiau nei tada, kai visus kvietėme į kovą, priduria Liva. Kaip manote, ar tarp jų yra tos, kurios rezga prieš mus sąmokslą, paklausė Vazava. Aišku, kad yra, pagiežingai pasako Rerovija. Kaipgi kitaip jos galėtų mus sekti? Tikriausiai jos lepiasi kažkur minioje, kažkur čia pat mums po nosimi ir nepastebėtos renka apie mus informaciją. Atėjus vidurdieniui, Rerovija žengusi į priekį pradeda kalbą. Mūsų visų siaubas baigėsi. Nuo seno išpranašautosios visų raganų žūties nebus. Sizujos pranašystės dėka mes žinojome apie mums grėsinti pavojų ir laiku galėjome viskom pasirūpinti. Mirus juodajai raganai skelbiu, kad baimės ir neužtikrintumo amžius baigėsi. Nuo šiol išaušo nauja era ir dabar galėsime gyventi nekaustomi pranašystės prakeikimo. Nuo šiol galėsime, nesigręžiodami atgal, drąsiai žengti pirmyn. Tuo metu kažkur labai giliai po milžiniška akmenų krūva guli metalinis kiaušinis. Greitai iš metalo lakštų ir sijų bele kaip kniedėmi sukaltas apsauginis lukštas puikiai atlaikė didžiulį akmenų svorį. Nors Niros galvoje, kaip ir visame jos kūne, žiojėja kiauriminės žaizdos, ji vis dar gyva. Dėl sužeistos gerklės ji garsiai karkdama iš paskutiniųjų sunkiai kvėpuoja. Jos raganiškas kūnas magišku būdu vis bando išsigydyti, bet žaizdos tokios gilios ir pro jas išteka visas kraujas, kuris tik spėja joje atsirasti. Ir todėl lukšte kraujo tiek daug, kad ji jau pusiau pasinėrusi jame. Dėl sužeidimų negalinti net pajudėti, ji bejėgiškai plūduriuoja, skęsdama savo pačios kraujyje. O pro neužsiveriančias žaizdas kraujas vis teka ir teka. Stipriai jos tave sudorojo, pagaliau prabyla šalia jos sėdinti įsivaizduojamoji sesuo. Turbūt raganas užrūstino tai, kad nužudei tuos žmonės mieste. Pasirodo, kad įgyjus galių negali daryti ką panorėjęs. Visą laiką atsiranda kažkas, esantis aukščiau už tave. Kažkas galingesnis, kuriam privalai paklusti. Tai kokia tada nauda iš tų galių, jei net negali atkeršyti savo skriaudikams? Kokia prasmė būti ragana, jei prieš kažką darant dar reikia kažkieno atsiklausti? Tai gaunasi lygiai toks pat nuo kažkieno kito priklausančio paprasto žmogaus gyvenimas, nuo kokio visą laiką bėgome. Sveik, sesute, stiprėk, kaupk jėgas, nes tavęs laukia daug darbo. Tu juk supranti, kad privalėsi nužudyti jas visas. Privalėsi nužudyti, kad niekada niekas
daugiau negalėtų mums nurodinėti, kad daugiau niekada nereikėtų bijoti, kad niekada niekas nebegalėtų tau pakenkti. Tyrlaukių kaime Aika suduoda per gongą ir atsisėdusi pradeda laukti Kasandros. Neužilgo nušvinta teleportacijos blyksnis ir atsiranda Kasandra. Tada Kasandra pastebi, kad nebėra Aikos kaimo. Kas atsitiko? Nustebusi paklausė Kasandra. Kur viskas dingo? Labas, Kasandra. Pakviečiau tave, kad atsisveikinčiau. Ramiu balsu užtikrintai pasako Aika. Mes visi pasitarėme ir nusprendėme, kad daugiau nebenorime gyventi atskirtyje. Mes pagaliau supratome, kad visos tos mūsų technologijos ir visos mūsų žinios yra ne ką daugiau, kaip tik prie būdos šunį laikanti virvė. Mūsų žinios yra ir privilegija, ir prakeikimas. Mes supratome, kad būdami protingesni už kitus, visada būsime priversti kentėti atskirtį. Mes supratome, kad nebūtina viską žinoti, kad gal geriau gyventi žinant nedaugiau už kitus ir tiesiog džiaugtis gyvenimu. Bet aš maniau, kad mano dėka gautieji augalai padėjo jums nugalėti liūdesį, nusiminusi pasako Kasandra. Deja, ne, atsako Aika. Tai tebuvo tik laikinas pagerėjimas, o po to liūdesys sugrįžo. Mes sunaikinome savo kaimą ir po jo buvusius požemius. Mes sunaikinome visus savo įrengimus ir išradimus. Mes tiesiog pavargome bijoti, kad mūsų žinios pasklis ir iškreips pasaulio eigą. Tada ji atsistojusi pasako, eime su manimi, Kasandra, ir tempdamasi paskui save kėdę, patraukia link netoliese stovinčio aparato. Beeidama pasakoja toliau. Mes sukonstravome aparatą, kurio pagalba su savimi galėjome padaryti tai, ką iš pat pradžių su mumis buvo nusprendę padaryti mus čia atsiuntę žmonės. Mano žmonės jau sunaikino savo atsiminimus, pakeisdami juos kitais, labiau tinkančiais šiam laikui. Dabar jie gyvena kituose kaimuose, tarp kitų žmonių ir yra labai laimingi. Skydono ataka padėjo mums praregėti. Mes suvokėme, kad niekada negalėsime atsipalaiduoti ir visada privalėsime slėptis nuo visų. Mūsų technologijos per daug pavojingas dalykas šiam pasauliui. Žmonės tam dar nepasiruošę. Pasirodo, visą laiką saugoti pasaulį nuo susinaikinimo per daug didelė našta. Tada Aika, atsisėsdama į aparatą, pasako, aš irgi nusipelniau pailsėti. Per ilgai ant savo pečių nešiau žinojimo naštą. Girdėdama Aikos užtikrintą toną, Kasandra supranta, kad ji rimtai apsisprendusi ir nė neketina jos perkalbėti. Tada Aika dar priduria. Norėčiau tavęs paprašyti, kad po atminties korekcijos perkeltų mane į artimiausią kaimą. Nenorėčiau klaidžioti po dykynę, kol mirsiu iš troškulio. Bet negi tu nebijai taip viską mesti ir kažkur kitur viską pradėti nuo pradžių? Paklausė jos Kasandra. Mano kišenės pilnos auksinių monetų. O ko daugiau šiame pasaulyje bereikia, atsako Aika. Tada ji pasako, visą laiką man buvai gera draugė, Kasandra. Todėl atsidėkodama noriu tau pasakyti vieną dalyką iš ateities. Tau viskas bus gerai. Tada ji aktyvuoja aparatą ir nusileidęs gaubtas užsimauna jai ant galvos. O tada stiprios šviesos blyksnis ir ji tampa visiškai kitu žmogumi. Naujai gimusi Aika pakyla nuo kėdės ir dar nelabai spėjusi susivokti, tiesiog pradeda eiti pirmyn. Paėjėjusi keletą žingsnių, ji sustoja ir iš nuostabos įsprogusiomis akimis pradeda žvalgytis į visas puses. O po keletos akimirkų suveikia iš anksto Aikos nustatytas mechanizmas ir atminties keitimo įrenginys pradeda grimzti į viską naikinančią rūgštį.
Kasandra susimąsčiusi stebėjo, kaip rūgštyje tirpdamas dingsta paskutinysis žmonių iš ateities išradimas. O kai aparatui ištirpus lieka tik talpa su rūgštimi, Kasandra pamąsto, kad šitai palikti negalima, kad reikia kažką padaryti, nes kitaip čia dar gali kas įkristi. O tada suveikus dar vienam Aikos užprogramuotam įrengimui, rūgšties duobė sukibirkščiuoja ir visa ta rūgštis pavirsta vėjyje blaškomomis dulkėmis. Panašu, kad genialioji Aika viskom pasirūpino. Tada Kasandra, priėjusi prie pasimetusios Aikos, pasako: tu pasiklydai, leisk palydėsiu tave iki artimiausios gyvenvietės. Tada ji paima Aiką už rankos ir jos abi persikelia kitur. Tuo metu pas maištininkių vadę sugrįžta viena iš raganų šnipių. Nagi, greičiau pasakok, ką matei, nekantraudama surinka Liūtė. Karalienės apie maištininkės nieko nekalbėjo, reportuoja ragana Larusta. Tikriausiai jos apie mus net neįtarė. Jos kalbėjo tik apie tai, kaip dabar bus gera gyventi, kai nebėra juodosios raganos. Labai gerai, gudriai šypsodamasi pasako Liūtė. Tegul jos ir toliau galvoja, kad su juodosios raganos mirtimi baigėsi visos jų bėdos. Tegul jos atsipalaiduoja ir aptingsta. Tegul užsiliūliavusios tariamo saugumo jausmu pamiršta, kad reikia saugotis. O tada, kai jų kiemuose pasėti atgailos akmenis susilpnis jų protelius, tada ateisime mes ir visas jas sudeginsime. Kažkur tais labai aukštai, aukšto kalno viršūnėje, stovi Kasandra. Tada ji iškelia rankas aukštyn ir pradeda burti lietų. Neužilgo giedras dangus pradeda niauktis, Kasandros iššaukti sunkus lietaus debesis praplyšta ir prasideda stipri liūtis. Na va, pasako ji, atsisukdama į truputėlį žemiau stovintį Darijų. Sausra daugiau nebealins mano teritorijoje esančių kaimų. Mano iššauktas lietus palaistys daržus ir pievas ir žmonėms nereikės badauti. Tada ji ištiesė Darijui ranką sakydama: keliaujam namo, kol dar visiškai nepermirkome. Darijui paėmus už rankos, Kasandra pradeda burti persikėlimo magiją. Tada Darijus pastebi žemiau kalnuose esančius kažkokius griuvėsius ir susidomėjęs paklausė: kas ten? Tai kažkada čia gyvenusios raganos rūmų griuvėsiai, pasako Kasandra. Pamačiusi Darijaus susidomėjimą pasako: gerai, tuoj tau viską aprodysiu, juk ir taip jau esame permirkę. Tai raganų karalienės Vaigūros rūmų griuvėsiai, pasako Kasandra. Ja, kaip ir daugelį kitų raganų, dėl karalienės titulo nužudė kita ragana. Anksčiau tai buvo. Raganos pastoviai kovodavo dėl galimybės valdyti. Tai buvo iki tol, kol 9 galingosios raganos vietoj to, kad dėl valdžios varžytųsi tarpusavyje, nusprendė pasidalinti viešpatavimą ir visos kartu tapo karalienėmis. Ir nuo tada, kai 9 raganos pradėjo valdyti kartu, prasidėjo stabilumo amžius. Niekas daugiau nebeišdrįso mesti iššūkio karalienėms, nes pasaulyje tiesiog nėra nieko tokio galingo, kad galėtų stoti į kovą prieš jas. Jiems bevaikščiojant, Darijus pastebėjo daugybę įvairiausių daiktų. Keista matyti visus šiuos daiktus, šitai besimėtančius ir per amžius niekieno nepaliestus, pasako Darijus. Ši vieta per daug nepasiekiama paprastam žmogui, o raganoms iš čia nieko nereikia, paaiškina Kasandra. Bevaikštinėdami, jie prieina lauką pilną raudonų gėlių. Ten geriau neiti, pasako Kasandra. Šių gėlių kvapas suka protą ir sukelia haliucinacijas. Jų aromatas toks stiprus, kad net raganos apgirsta. Pažvelgęs į tarp gėlių stovintį suolą, Darijus pasako: panašu, kad jai visai patikdavo šių gėlių kvapo sukelti pojūčiai.
Tada Kasandra pasako, girdėjau pasakojimus apie keistą Vaigiros elgesį. Tikriausiai ji visada būdavo apsiuosčiusi. Tada Kasandra pasako, kad jiems jau laikas ir juos abu perkelia namo. Tuo metu metalinėme kiaušinyje Nira vis dar guli nejudėdama ir springdama savo krauju iš paskutiniųjų sunkiai kvėpuoja, o jos įsivaizduojamoji sesuo be sustojimo vis kalba. Kai buvai paprastas žmogus, visada kažkas sprendė, ką ir kaip turi daryti. O dabar, kai tu esi kažkas daugiau nei paprastas žmogus, kažkas vis tiek drįsta tikėtis, kad ir toliau galės tau vadovauti. Iš pradžių išžudysime visas silpnasias raganas. Jų magiškoji energija po truputį tave sustiprins, o kai tapsi galingesnė, imsimės stipresniųjų raganų. Ir taip po truputį ateis ir karalienių eilė. Tuo metu kažkur labai toli, vienoje pusiaujo jūros saloje, į krantą išsilaipinę du vyrukai stovi priešais didžiulį urvą ir kalbasi. Kaip manai, ar ten yra kas nors įdomaus? Pasako nuotykių ištroškęs jaunuolis. Na, gal ten dulyja kokio nudvėsusio gyvūno kaulai, o gal net yra pora gyvačių, pašaipiai atsako kitas, pastoviai niurzgėti įpratęs jaunuolis. Tu juk žinai, kad ne tai turėjau galvoje. Tikrovė netokia įdomi kaip pasakose. Ne kiekvienoje oloje laukia paslėpti lobiai. Kaip ten bebūtų, privalau viską išniukštinėti, pasako nuotykių ištroškęs jaunuolis ir patraukia gilyn į urvą. Bet tam nėra laiko, suniurna niurzga. Įgula laukia, kada grįšime su šakomis. Urvas nebuvo labai didelis ir jie greitai viską išžvalgė. Kaip ir sakiau, čia nieko nėra. Dabar jau galime eiti ieškoti pagalių laužui. Tada nuotykių ištroškęs jaunuolis, užsižiūrėjęs į vieną urvo sieną, pasako: Palauk, žiūrėk, šita siena iš kitokio akmens nei visos kitos urvo sienos. Panašu, lyg ji čia būtų specialiai pastatyta. Pastatyta tam, kad už jos kažką paslėptų. Tada jis, priglaudęs ausį prie sienos, keliose vietose pabeldžia ir išgirdęs skardų barškėjimą, šyptelėjęs pasako: Aha, čia kažkas yra. Tada jis stveria akmenį ir jom užsimojęs meta į tą sieną. Ir kaip jis ir tikėjosi, akmuo išmušė didžiulę skylę sienoje, atverdamas praėjimą gilyn į urvą. O tada jie ten randa daugybę įvairiausio dydžio skrynių. Atvėrę vieną iš skrynių, jie pamato, kad ji pilna kažkokių obuolio dydžio rutulių. Pagaliau mes turtingi, galėsime daugiau nebegaudyti tos prasmirdusios žuvies. Nuo dabar galėsime gyventi kaip panorėję, linksmai sušunka jaunuolis. Taip, atsako niurzgėti įpratęs jo draugas, bet kasgi čia? Koks skirtumas? Parduosim ir viskas. Šitie rutuliai turėtų būti labai vertingi. Tu tik pažiūrėk, kaip jie blizga. Tada jų džiaugsmingus krykštavimus pertraukia pasigirdę žemę virpinantys žingsniai. Ir jie pamato iš urvo gilumos į juos ateinantį, grėsmingai atrodantį akmeninį gigantą. Vaikinai labai išsigąsta, nes niekada anksčiau nebuvo matę nieko panašaus. Tuo metu pakrantėje stovinčiame žvejų laive vyrai taisė tinklus, darinėjo ir sūdė žuvį bei šveitė denį. Tada jų dėmesį atitraukia iš tolumos atsklindantis jaunuolių balsai. Pažvelgę atsklindančių šūksnių pusėn, jūreiviai pamato parbėgančius du jų laivo įgulos narius ir paskui juos sekantį milžiną. Greičiau, ištraukite inkarą, šaukė link laivo bėgantis vaikinai. Greičiau iškelkite burę, toliau šaukė pagrobtomis skryniomis nešini
ir nuo milžiniškos pabaisos bėgantys jaunuoliai. Laive esantis vyrai, pamatę paskui jų draugus einantį monstrą, iš karto suprato, kas vyksta, ir pradėjo ruoštis išplaukimui. Nors akmeninis milžinas judėjo lėtai, jo žingsniai buvo platus ir nuo greitai bėgančių jaunuolių jis nelabai atsiliko. Kad ir kaip greitai bėgo jaunuoliai, tarpas tarp jų ir sparčių žingsnių iš paskos sekančio milžino vis mažėjo. Klausyk, jei mestume šias skrynes, tai gal jis nustotų mus sekęs, surinka panikuoti bepradedantis niurzga. Niekada nosies nenukabinantis jo draugelis atsigręžia ir įvertinęs atstumą atsako, nebijok, mes tikrai suspėsime. Ir iš tikrųjų, jie spėja pasiekti laivą. Kaip galėdami greičiau, jie sulipa vidun ir komandai kartimis atsistūmus nuo kranto, laivas išplaukia. Tada vėjas pagavęs burę įtempia ir laivas pradeda plaukti tolyn. O milžinui pasiekus krantą nelieka nieko kito, kaip tik stebėti nuplaukiantį laivą. Sėkmės pasilikti! Šmaikščiai šūkteli saugiai pasijutęs linksmuolis krante likusiam milžinui, o tada ir visi kiti, atsisveikindami, pradėjo pašaipiai mojuoti rankomis ir rodyti visokius pašaipius gestus. Nesikrimsk, tu juk stengeisi! Toliau iš milžino šaipėsi vis dar subręsti nespėję jaunuoliai. Užtenka, griežtai surinka kapitonas, nesiutinkite jo, mes dar neišplaukėme. Įžeidimų užrūstintas milžinas, kurį laiką piktai žiūrėdamas akimis sekė laivą. O kai suprato, kad dėl bangavimo laivui neina išplaukti, pradeda eidamas palei krantą juos sekti. Jūra per daug nerami, surinka sunerimęs kapitonas. Kol priešpriešinės bangos tokios stiprios, teks plaukti palei krantą. Ten toliau esančioje įlankoje srovės padės mums išplaukti gilyn į jūrą. O vis nenuleisdamas akių nuo laivo, pakrantę einantis milžinas juos vis sekė. Stebėdamas pakrantę einantį milžiną, jaunuolis pasakė, gerai, kad jis lieka saloje, o tai niekada nenustotų mūsų sekęs. O tada priešpriešinis bangavimas tampa šiek tiek silpnesnis ir laivas po truputį pradeda tolti nuo kranto. Tada milžino kelyje pasitaiko didžiulis jūrinis vėžlys. Vėžlys dar spėjo pagalvoti, kad gal geriau būtų sprukti, tačiau po truputį ropojantis vėžlys buvo per daug lėtas, kad spėtų pabėgti nuo plačių žingsnių greitai einančio milžino. Kadangi pakrantėje nebuvo nė vieno pakankamai didelio į laivą sviesti tinkančio akmens, milžinas pamano, kad kietas vėžlio šarvas puikiausiai atstos akmenį ir jį pakėlęs gerai nusitaiko ir iš visų jėgų sviedžia tiesiai į laivą. Lyg iš katapultos iššautas vėžlys pirmą kartą per savo ilgą gyvenimą lėkė taip greitai. Pirmą ir paskutinį kartą. O atsitrenkdamas į laivo korpusą, kiautų jame išmuša skylę ir nebegyvo vėžlio kiautas, kiaurai perverdamas laivo medinį korpusą, jame palieka didžiulį pažeidimą. Po akimirkos nulūžta laivo nosis ir šis pradeda greitai skęsti. Jūreivių laimiai jie turėjo valtį, į kurią spėjo laiku susėsti ir dar su savimi suspėjo pasiimti tas pagrobtasias skrynes. Mano laivas, mano nuostabusis laivas, bežiūrėdamas į iš vandens kyšantį laivugalį, su apmaudu pasako kapitonas. Nagi greičiau irkluokite, prakeiktieji kvailiai, ant nelaimę atnešusių jaunuolių surinka kapitonas. Nesikrimskite, kapitone, pasako niekada nenusiminantis jaunuolis. Kai tik parduosime šiuos daiktus, aš jums nupirksiu kitą laivą, daug didesnį ir gražesnį. Tuo metu savo namuose esanti Rerovija bando iššaukti regėjimą.
Ji labai stipriai susikaupia ir ištarusi užkeikimą iškviečia aiškiaregystės liepsną. Tada žiūrėdama į ugnį garsiai pasako: nesuvaldomoji ugnie, parodyk karalienėms pakenkti norinčias raganas. Tačiau, kad ir kiek ji bespoksojo į tą ugnį ir tematė. Nagi ugnie, surinka kantrybę praradusi Rerovija. Tada jos dėmesį atitraukia aktyvavęsis teleportas. Pas ją atsiteleportavusi Vazava pasako: sveika Rerovija, norėjau tau pasakyti, kad užsišvietė signalinis kristalas. Kažkas buvo apsilankęs Ramybės saloje esančiame arsenale. Tai tikriausiai tos mums pakenkti norinčios raganos, susimąsčiusi pasako Rerovija. Jos kažkaip sužinojo, kur yra paslėpti mūsų ginklai. Tikriausiai jos ruošiasi mus pulti ir plėšdamos mūsų ginklų slėptuves po truputį ginkluojasi. Kita vertus, pasitaikė puikia galimybė aptikti jų pėdsakus. Reikia kuo greičiau sukviesti visas karalienes ir kol dar jų pėdsakai vis dar karšti, pasistengti jas surasti. Kovai pasiruošusios karalienės persikelia į Ramybės salą ir susirinkusios prie įėjimo į arsenalą pradeda žvalgytis. Įdomu, kaip jos suodė, kad čia yra mūsų ginklų slėptuvė, susimąsčiusi pasako Rerovija. Šitie pėdsakai labiau panašus į paprastų žmonių, nei į raganų pėdsakus, pasako prie įėjimo į urvą žemę apžiūrėjusi Liva. Nori pasakyti, kad kažkokie paprasti žmonės sugebėjo praeiti pro mūsų akmeninį sargą, nenorėdama tom patikėti, pasako Rerovija. Na, akmeninis sargas pakankamai galingas, kad atremtų nedidelę armiją, bet jis ir labai lėtas, pasidalyja pastebėjimu Vazava. Jei raganų ginklai pateko į žmonių rankas, tai tada Rerovija nutraukė kažkur toli už jūros nušvitęs iki dangaus išaugęs šviesos stulpas. Ir karalienės akimirksniu persikelia tenais. Jos atsiduria kažkokiame prie jūros buvusiame kaime. Tai buvo paprastas žvejų kaimelis, kuris niekuo neišsiskyrė nuo kitų tokių jūros pakrantėje buvusių kaimų. Tik čia visai kitaip nei kitur, kažkodėl visi kaimelio gyventojai stovėjo nejudėdami lyg statulos. Priėjusi arčiau prie vieno iš sustingusių žmonių, Rerovija į jį smalsiai pasižiūri. Jos įtarimai pasitvirtino. Tas žmogus buvo visiškai išdžiūvęs. Tada prie jos priėjusi Vavita paklausė: kas čia atsitiko? Tai buvo baruka, paaiškina Rerovija. Tai senovėje dažnai raganų kovose naudotas ginklas. Sudaužius baruką, išsilaisvina joje buvusi magija, kuri atgal į danguje esančius debesis išteleportuoja visą aplink ją esančią drėgmę. Sakydama visą drėgmę, turiu minty taip pat ir drėgmę esančią žmonėse. Tai pasakiusi Rerovija paliečia statula virtusi žmogų ir šis iš karto subyra į dulkes. Tada atsisukusi į kitas karalienes, Rerovija pasako: turime surasti visas likusias barukas. Surasti, kol per jas nežuvo daugiau žmonių. Jos pradeda eiti per kaimą ir įdėmiai žvalgytis. Beieškodamos dingusių barukų, jos buvo priverstos žiūrėti į kasdienybėje sustingusių žmonių statulas. Jos matė, kaip kažkas, besisveikindamas su pro šalį ėjusių kaimynų, taip ir liko stovėti iškėlęs ranką. Jos matė, kaip kažkur labai skubanti mergina liko sustingusi, taip ir nespėjusi ten, kur ėjo. Beeidamos per statulų kaimą, jos taip pat matė, kaip kažkas sustingo, bepasakodamas draugui kažką įdomaus. Kaip dailus jaunuolis, šokiui pakvietęs panelę, taip ir liko jos nepašokdinęs. Ar kaip
linksmai laiką leidžiantys draugai taip ir liko gerai nusiteikę. Tada Vavita, pravėrusi vienos trobos langą, pamato kažką jai labai įdomaus. Ji debiliškai išsiviepusi pradeda žvalgytis, kam dar galėtų tai parodyti. Tada pamačiusi pro šalį einančią Skidvaiziją, jai šūkteli: "Greičiau prieik, tu privalai tai pamatyti." Neįsivaizduodama, kas ją šitaip galėjo pralinksminti, Skidvaizija pažvelgia vidun ir tada pamato troboje buvusią, aistringos sueities metu mumifikavusią porelę. Tada ji su pasišlykštėjimu pasižiūri į niekaip kikenti nesiliaujančią Vavitą ir nieko nepasakiusi nueina toliau. Dėl visų šių beprasmiškų mirčių labiausiai krimtosi Lava. Ji matė, kaip kažkas pasipiršęs, taip ir nesulaukė atsakymo. Ji matė statulomis virtusius, nerūpestingai šėlusius jaunuolius, taip pat ji matė tarp kaimynių dėl kažko užsiplieskusį ginčą, kuris jau niekada nebeišsispręs. Tai mes dėl viso šito kaltos, priekaištingai pasako Lava. Mes, lyg stambus gyvulys, einantis per pievą ir net neįsivaizduojantis, kiek savo didžiulėmis kanopomis sutrypia žolėje besislepiančių vabaliukų. Tuo metu karalienės, nežinodamos kaip reaguoti, tylėdamos klausėsi Lavos pamokslo. Eilinį kartą žūsta niekuo dėti žmonės vien tik todėl, kad pasaulyje egzistuoja raganos. Toliau save kaltinančiai kalbėjo Lava. Mes lyg parazitai, lyg piktžolės, kurias reikia išrauti. Savo egzistavimu nuodijame viską aplinkui. Gal jau užsičiaupsi? Praradusi kantrybę, surinka Rerovija. Man nusičiaupti? Užsiplieskusi pradeda rėkti Lava. Aš ir taip per ilgai tylėjau. Išnaikinti ištisi kaimai, vien tik dėl to, kad kai kurios raganos, per daug užsižaidusios su uždraustąja magija, virto besmegeniais monstrais. Mūsų visi bijo, mūsų nekenčia, raganomis gąsdina nepaklusnius vaikus. Ne per seniausiai bandžiau padėti vienam į bėdą papuolusiam žmogui. Kai jis suprato, kas aš esu, iš baimės prisisisiojo. Įsivaizduojate, suaugęs stiprus vyras primyžo kelnes lyg koks mažvaikis vien dėl to, kad sutiko raganą. Ir iš viso, man nebėra ką čia daugiau veikti. Man dar reikia laidoti jūsų nužudytųjų raganų kaulus. Tada ji staigiai iškelia ranką aukštyn ir iššaukusi teleportaciją persikelia namo. Tuo metu Vavita vis dar apžiūrinėjo jai patikusią statulą. Ji norėtų geriau viską apžiūrėti, bet per tą išdžiūvusio vyro subinę nieko nesimato. Tada ji, prisiminusi kokie jie trapūs, pirštu baksteli jam per nugarą ir jis iš karto subyra, virsdamas dulkių debesiu. Dabar Vavitai niekas nebetrukdo viską kaip reikiant apžiūrėti. Viską nuo dugniai žvalgiusios karalienės pagaliau atranda tai, ko ieškojo. Iš statulomis virtusių vyrų buvo galima nuspėti, kas čia įvyko. Panašu, kad raganų arsenalą apiplėšę vyrai vietiniam prekeiviui bandė parduoti grobį. Buvo matyti, kaip prekeivis, nežinodamas kas tai yra, susimąstęs žiūrėjo į ant svarstyklių uždėtą rutulį. Taip pat buvo matyti, kaip vienas iš jų bandė pakelti nuo stalo netyčiom nuriedėjusi ir į akmenines grindis sudužusi rutulį. Tada Rerovija kitoms karalienėms pasako: mes sudeginsime šį kaimą, kad niekada niekas nesužinotų, kas čia įvyko. Tegu geriau žmonės galvoja, kad kilo didelis gaisras, nei vėl dėl visko kaltina raganas. Lavos žodžiuose yra tiesos. Žmonės per daug stipriai mūsų nekenčia.
Tuo metu Nira jau visiškai pasveikusi. Ji palieka metalinį kiaušinį ir magijos pagalba išstumdytų tunelių ropoja iš po akmenų. Po truputį prasibraudama pro iš kalno likusius akmenis, ji išropoja laukan ir atsistoja pilnu ūgiu. Tada šalia jos atsiradusi įsivaizduojamoji sesuo pasako: iš Utrūbo pasakojimų žinome, kad raganos kartais tobulina savo kūnus įsisavindamos tam tikrų žvėrių savybes. Drakoniška nuojauta kaip tik tai, ko tau reikia. Tada Nira, iškėlusi į viršų rankas, surinka: aš noriu turėti tokią nuojautą, tokią uoslę, kokią turėjo mane persekiojęs drakonas. Uoslę, padėsinčią man surasti visas pasaulio raganas. Ir tada prasideda stebuklingas josios kūno pasikeitimas. O po ilgo ir kankinančio josios kūno patobulinimo visiškai išsekusi Nira lieka klūpėti ant žemės. Po pasikeitimo ji tokia bejėgi, kad vos be išsilaiko nenugriūdama. Na kaip? Ar jauti ką nors? Paklausė Lelija. Tada Nira atsistoja ir pabando susikaupti. Ne, nejaučiu nė vienos iš jų, neužtikrintai atsako ji. Nagi pasistenk, sukomanduoja Lelija. Tu privalai jas pajusti, privalai pajausti, kad galėtum atkeršyti, kad galėtum jas nužudyti, kol jos nenužudė tavęs. Tada Nira užliejęs pyktis sužadina jos drakonišką pradą ir ji magiškai pasikeičia į kažką kitą. Tada ji pasako: o taip, dabar aš jaučiu jas visas. O po akimirkos, atsivertusi atgal, Nira pasako: aš ir vėl jų nebejaučiu. Viskas aišku, pasako Lelija. Norėdama jas pajausti, turi stipriai supykti ir taip pereiti į pėdsekio būseną. Tada Nira, pastebėjusi, kad ir vėl yra nuoga, užsimaniusi apsirengti, ant savęs išburia naują drabužį. Nežinojau, kad šitaip moki, pasako Lelija. Aš ir pati nežinojau, atsako Nira.